Sveiki mėlyjeji, su jumis aš Artūras ir vėlgi Trading inkubatorius. Kaip ir kiekvieną sekmadienį vis pabandom kažką tai toko išsirinkti ir apžvelgti iš tikrųjų praėjusią savaitę išrinktas poras. Tai praeitą savaitę mes turėjom USD Japonijos jeną ir aš kalbėjau, kad jeigu mes ir toliau eisim virš 1.15, būtų galima ieškoti kažkur tai pirkimų. Bet nutiko taip, kad virš 1.15 niekas nebuvo pakėlę, niekas nebuvo sudarę ir pirkimų mes neturėjome. Ne? Tai mes ten turėjome iš pat pradžių čia viduje tokių pirkimų nedidelių, ten buvo, vienu metu tenais buvo pakankamai dar neblogas, tenais 130 beros ar 140 punktų pelnas, bet taip gavosi, kad tenais reikėjo jį pasikėdžianti ir jisai gavosi kur kas mažesnis ir koncovkiai išėjom iš tikrųjų vos tenais 48 pipsuose pelno, bet čia vėlgi netame esmė, išvaldyti viską išvaldėm, marketas patraukė į apačią, 1.5 buvo stiprus ir jisai atlaikė, niekas viršui neusidarė, tai šią porą buvom palikę ramybį. Tikrai markete yra daug visko, tai tokie kartais aišku nuliūdina, kad vis tik tais stipru tas 1.5, ne, ką tikėjomės 1.20 galbūt turėti ir dabar jau labai aiškiai matom, kad yra kaina tarp 1.15 ir tarp 1.12, tai čia buvo dar šią savaitę irgi pora žmonių, kurie norėjo, kad mes apžvelgtumėm USD jeną, tai ką aš galiu pasakyti, tiesiog patys matot, kad jinai yra prie 1.15, prie 1.12. Tai jeigu jūs tokios vietose prekiaujat, tai tada galima bandyti laimę. Ir į tą pusę, kaip sakyti, 50-50. Tai aš tokios vietose neprekiauju, laukiu, kol kažkas man kažką parodys, kol nieks nieko neparodo, nieko nedarau. Šią savaitę įsirinkom iš tikrųjų, vėlgi man labai, manau, patinka ir tai gali būti visai rimta ir įdomu. Tai mes įsirinkom šią savaitę eurą australą, buvo euras svaras ir buvo euras australas. Tai euras australas, šiaip mačiau, kad tenais labiau dominavo vienu balsu, tai buvo išrinkom eurą australą. Ir man jisai asmeniškai labiau patinka, nors euras svaras vėlgi tenais pakankamai yra įdomus, bet manau, kad jisai yra kur kas pavojingesnis, mano nuomonė. Tai fokusuojamės į eurą australą. Apie eurą australą esu kalbėjęs jau labai daug ir ypatingai tai visi tie, kas pas mus yra prisijungę prie online meetingo, tai žino, kad aš tą porą jau stebiu seniai. Ir planas tos jau toksai mūsų kaip ir paėjo iš tikrųjų realiai, nes tas grįžimas atgal, jisai, kaip pamenat, kaip matot, suveikė iš tikrųjų, kada padarė tą 1.4. Ok, apie viską iš pradžių, tai euras australas šita pora yra tik tais 3 kartus per visą istoriją padaręs 1.400 lygį. Tai yra, tuo jinai yra ypatinga, nes tai yra, vėlgi, tai yra istorinis ir pakankamai aiškus psichologinis lygis, 1.400. Šiai dienai savaitiniam grafike turime iš tikrųjų ypatingą gerą price actioną, tai manau, toksai price actionas vis tiek tai duoda paskatos, kad vis tik tais šičia buvo ta tokia natūrali korekcija, kurios mes ir laukim. Tos korekcijos žinau, kad pas mus jau dar pamenu, tai šitoj žvakiai, tai yra dabar jau 1, 2, 3, 4, 5 savaitės atgal, šičia pas mus buvo ir Andrius ir Aidas prisipardavę, aš labai gerai atsimenu, kaip mes dar čia menedžinom tuos tokius nedidelės dienas, kada senais važiavo po truputėlį į apačią. Ir dabar iš tikrųjų galima vėl, man atrodo, bandyti pildyti portfelius būtent šitai pozicijai, šitai porai į short pozicijas. Tai tiek mėnesinis, tiek savaitinis grafikas matom, kad yra tobuli, kaip ir nieko nėra ką prisikabinti prie jų. Tai šitoj situacijoje dabar tai reikia ieškoti iš tikrųjų ir žiūrėti, ką darys dienos mūsų. Tokia ketvirtadienis buvo tokia nei iš šio, nei iš to, tokia vėlgi pasikapoti ir biškį panervuoti. Pasikapoju, panervavo, vis tiek uždarėm žemiau 1.400. Tai aš ir toliau esu pasiruošęs tą porą pardavinėti. Aišku, pirmi targetai matomi yra 1.360 greičiausia šitoje vietoje. Tai šitą gabalą aš įsivaizduoju, kad mes jį daugiau mažiau susirinksim. Dar net mešiau galimybės, kad gali tiesiog papaišyti marketas ir tokių blogybių, kurios dar darys ir šitas viršūnės. Vėlgi neįsigašiau, galima paskui vėl laukti kažkur tai į apačią. Bet kol kas, čia manau yra pakankamai gera atrama dabar šitoje vietoje, jeigu
per šitas vietas nešasi marketas į viršų, nereikėtų atidavinėti marketui savo pinigų ir gal tiesiog nusiminėti, ar tenais nuostolius, ar pelnus, gal kažkas, tarkim, nuo čia turi, ar ten dar kažką, ne. Jeigu jisai eina toliau šičia, tai greičiausiai jisai šičia yra 1.39, čia buvo vėlgi šitoj situacijai pakankamai stiprus, jisai buvo tikrintas, čia buvo stiprus, dabar jisai vėl stiprus ir vėl stiprus. Ne? Jeigu pro jį pranešam, greičiausiai čia bus labai saugi vieta ir tada važiuosim toliau į apačią. Tai visuose tiek D1, tiek H1 realiai šituose time frame'uose, manau, kad pas mus ant lentos jaunai bus parašyta, bet to yra berots taip, kad mes jau neberots, o čia yra taip, kad pirmadienis buvo šita diena, mes pirmadienį pasidarėm meetingą, sakiau, jeigu šita žvakė užsidaro neigiamą, nežinojom, kokia jinai užsidarys, bet pirmadienį sulaukim neigiamą, padarėm sandorius. Atidarėm. Šitoj vietoj jau turėjom nemažai, čia apie 180 punktų, matote, čia laukia sell stopas dar vienas ir šičia yra buy stopas, tai yra jeigu sugalvotų netyčia ta pora važiuoti į priešingą pusę, ne, tai tada apdraustų bent šitą nedidelį pelną, kurį mes dabar tais turim. Tai matot, mes jau irgi pasiruošę esam šitos poros pardavimams. Čia tokie pirminiai yra, šičia buvo galima iš tikrųjų jį apsidraust, bet kažkaip vėlgi tas toksai galvojimas, kad 3.9, gal praneš, gal nepraneš, vis tiek, kada jau kažkokią tai dalį pelno turi, gali savo šiek tiek daugiau leisti, tai mes tiesiog persikėlinom stop lossas, ne? Tai yra šiuo atveju pending pozicijas. Tai jeigu tik tais matysim, kad jeigu tik tais labai svarbus pirmadienis, aišku, bus neaišku, kur jis atsidarys. O taip nutinka, kad po tokių situacijų kartais atsidaro biškiai arba žemiau, arba net aukščiau atsidaryti gali, ne, tai labai įdomu, kur jis atsidarys. Ir jeigu jis atsidaro arba tiesiai lygiai ir vėl pirmadienis kažkur tai važiuoja čia, bet dabar dar gali būti taip, kad jisai dar šitose vietose taip labai lengvai to nepadarys. Ne? Nes čia buvo dvi žvakės, tokie įdomesniai buvo formuoti. Čia galbūt dar jisai irgi biškiai pastriks ant tos vietose. Čia kažkur yra 1.390. Jeigu tik tai svaro čia, matot, jau čia laukia pending orderiai, tai šitą galą greičiausiai paliktumėm su šituo ir su šituo sandoriu ir šitas apačias, tada jau jeigu eisim, tada važiuojam su šitom apačiom dar su kitais sandoriais. Kaip minėjau, jeigu važiuojam į šitą pusę, čia draudžiamės ir dar galima leisti, daryti šitas aukštesnės, vieną kartą galima leisti. Jeigu čia bus 1, 2, 3 šitoj kažkur vietoje, tada čia jau ieškos kažkokių tai vėl pardavimų, galbūt jisai sugalvotų tokį variantą, ne? Tai pradinis planas, važiuojam į apačią, jeigu į apačią nevažiuojam, važiuojam į viršų, tiesiog žiūrim, kur išsisaugoti savo pinigėlius ir kur paskui vėliau vis tiek eit kažkur tai bandyti eiti į pardavimus. Aišku, jau čia turėtų būti kitas planas, nes ten greičiausiai tada ir savaitės galbūt susidarytų teigiamas, tada būtų savaitiniuose perdangos, tada tenais reikėtų vėl viską labai aiškiai permastyti. Kol kas mėnesis, savaitė, diena rodo tik tais pardavimus ir pakankamai stiprius ir didelius pardavimus. Jeigu pirmadienis perdengtų, sugalvotų kažkur tai eiti į viršų, plano to iš karto atsisakom, bent jau trumpalaikį perspektyvą, tai tos vienos dienos perspektyvoje to atsisakom. Tai tiek man atrodo apie eurą australą. Aprašysim viską mūsų puslapyje, bus galima patikrinti ir jeigu kažkas tik keisis, ar pildysim, ar kažką darysim, iš karto pakeisim viską ir viską parašysim. Kai praeitą savaitę USD jeną nieko nedarim. Tiesa, dar manęs vienas žmogus prašė pakomentuoti dėl to pačio Australo, New Zealando, tai čia pas mus išlieka viskas tas pats. Šitoj situacijai, kur 1.0.0 atėjo, matot, kaina, jinai vis tiek šičia daugiau kažkaip kaip ir nenuėjo niekur, bet kokiu atveju šičia vėlgi laukia mūsų pending orderiai, šičia buvo, pamenat, pirmi sandoriai, čia užsihedžinom viską šitose vietose, jeigu jisai, matysim, pirmadienį užsidarinėja virš 1.1.0, ne, iš karto einam su dar vienais pirkimais ir toliau tęsim kelionę į
į viršų. Į apačią čia nėra nei vienos iš tikrųjų, tiesiog niekas į apačią nesignalizuoja, išskyrus vieną tokį mažą nedidelį penktadienį, vėlgi, kuris yra čia tarp šitos ir šitos, kuris nieko nereiškia, minimaliai ką turėtų uždaryti kainą, tai turėtų uždaryti 1,09. Jeigu jį uždarytų, o tada jau susimastyčiau, galvočiau, kad iš tikrųjų galbūt pirkėjai išseko, kol kas pirkėjai neišsekė, pardavėjų nėra, pirkėjai tik tais sustoja, išėję parūkyti, ne? Kol jie rūko, reikia žiūrėti, kada baigs ir toliau su jais eiti į viršų. Tai šiam kartui tiek, susimatom kitą savaitę ir geros prekybos. Svarbiausia valdyti riziką, atkreipdėmėsi, kada yra naujienos, bandyti nuo jų apsidraust, kad nebūtų didelio judesio, didelis judesys, didelis nuostolis. Dideli lotai, dideli nuostoliai. Geros jums ateinančios savaitės ir viso.